Tai ką, sveiki visi, žiūrinti žvejybos kanalą. Ką, atvažiavau prie Nemuno. Bandysim kažką sugauti. Tikslas, aišku, yra karšis. Šitoj vietoj nebuvęs. Bet kažkaip aš čia esu važiavęs, pamatęs, kažkaip patiko. Tai nutariau pabandyti. Atvažiavau iš vakaro, dabar yra gal kokių 7:30. Bandysiu pasidėti kažkiek iki nakties, gal naktį, nežinau. O jeigu ką, tai visas veiksmas bus ryte, manau. Gal pagausim vakare ir ryte nebebūsim, nežinau. Tai vat, kaip bebūtų keista, nei vieno žvejo, nieko iš vis nėra, absoliučiai nei vieno, nei aplinkui, nieko nesimato. Bet čia radu tokią vietą, kaip matot, žolė nupjauta, takelis prapjautas. Šiukšlių nesimato, kas yra gerai, bet nežinau, ar žvejot ar ne. Tai va, randamės, nėra čia iš tikrųjų ko ir slėpti, randamės netoli Prienų. Susinešiau daiktelius, maišysim jaukus, viską parodysiu, pasistengsiu labai daug kažką detaliai gal papasakot. Kokias sistemas naudosiu, kokius kabliukus, pavadėlius. O jeigu žuvies pagausim, tai ir jums smagu, ir man smagu, tai iš vis pasaka. Tai va, labai iš tikrųjų neskubiu, nes laiko turiu va tiek. Tai viską po biškį ir... Tai va, mano visi daiktai. Dabar einam susikraunam, tada parodau jaukus, ką maišysiu. Tai va, dabar mato taip, o dabar jau bus viskas pastatyta. Susidėjau daiktus, plius minus viską va. Pasirašiau šeriklėlę, susirišti stiemenę, pasidėjau meškerikotį. Ir ką dabar? Dabar einam maišyti jaukų ir parodysiu, kaip maišyti. Tai va, dabar ką maišysiu. Dedu šitą, dedu kreką, leiką, biskvitą ir saldinų karamelę. Tai va, viską leidžiu per sietą. Kvapas tikrai geras. Gal aš visą jau maišysiu, net nežinau. Toks jau visą šį. Gal jau čia visą plius nereikėjo. Man tai kiek čia. Stambių kukurūzų visokių. Visą tai nepilsiu. Nu, nepilsiu. Tai vat, dabar dadrėkinam vandenuku. Karamelės dar nedėsiu, dėsiu ant pačio galo. Dadrėkinam vandenį. Viską pramaišam. Drėkinsiu kokius 3-4 kartus. Tai bus blėda, šį sunku išmaišyti. Bet kažkiek. Tai va, pramaišom, pastovi, tada vėl drėkinam, pramaišom. Dadėsiu žalių džiūvėsėlių dar turiu. Supilsiu karamelę ir bus viskas. Tai va. Nu va. Pasidariau pirmą, prasileidau dabar prasetuką. Dabar sudedu žalius džiūvėsius. Sudėsim karamelį. Visą pakelį. Vasarą galit negailėti. Jo, dabar apie sistemą, tai kai žvejoju ežere, tai naudoju aš realiai tokius atvejus. Dedu atvadėlį. Upiai nenaudoju. Tai dabar ką darom? Pagrindinio valo dedam
tokį va suktuką. Praveriam. Šoko aš nenaudoju, nežinau. Gal kai kada ir ateityje naudosiu, bet šiuo momentu nenaudoju, nes nepatinka man tas mazgelis, kai skraido per žiedus, atrodo net norisi pasislėpti kažkur krūmas ir negirdėti. Tai vat. Ką toliau? Tada dedu imu karoliuką. Tokie va paprasti karoliukai. Nieko čia neypatingi. Tada perveriu. Pasidarau tokią kilpą kažkur. Tai padariau. Dvigubas mazgelis. Du kartus perkišu. Tikrinam, ar dabar gerai. Turėtų būti gerai. Galiuką nukerpam. Pintas valas pas mane 0,10. Nežinau laiko, kuo puikiausiai. Aišku, jeigu ten įkabinoti kažkokią šaką ar kažkokį kelmą, tai ten jums ir 0,14 nieks nelaikys. Aš nekerpa. Opa. Tai va, dabar kas gaunas. Šitas vaikšto. O ant šitos dalies ryšim. Tokį feeder gamą naudoju. Daug čia tikrai nereikia. Kam naudoju feeder gamą? Amortizaciją darytų tai žuviai, kad galėtum gal gaudyti plonesniais pavadėliais. Čia irgi viskas paprastai. Paprastas mazgelis. Gaunasi tokia kilputė. Ta galiuką nukerpam. Gaunasi va toks. Ir dabar tik tai nežinau, ar iš tą greitą jungtį, kaip aš mėgstu naudoti, bet man atrodo, aš neturiu, tai jaučiu aš ryšiu paprastą mazgelį. Gelio kabinsim pavadėlį. Tikrai mazgelį, žinokit, nepaveda. Viskas sistema realiai paruošta. Ant mazgelių dėsim pavaduką. Prie suktuko kabinsim šeriklėlę. Ir viskas. Ką mes čia pabandysim? 110, 90. Pabandysim užsimest. Pasižiūrėti, kas čia per dugnas, kaip čia kas, panašiai. Tai va. Apie sistemą žodžių tiek. Prasta sistemėlė. Nieko čia, žinokit, ypatingo nėra. Kartais sakau, ant galo aš rišu tą greitą jungtį, bet ta problema, man atrodo, net neturiu. Tai dvigubą suktuką tiesiog užrišu ant galo ir viskas. O čia dabar gausis, kad ant mazgelį. Galima tiesiog, kiti daro kilputę ir kilpą į kilpą sega pavadėlį, aš rišu mazgelį. Tai va, šiokia tokia taška. Šiaip šitoj vietoj yra žolių, bet pasirinkau truputį tolimesnę distanciją, kad išvengto žalyno, nes čia prieki, tai yra. O ten toks visai fainas dugnas. Kai skanuoju upiai, tai skanuoju aš tai su šerykla, nežinau, nededu tų skanavimo švinukų. Jaučiasi tikrai ir su šeriklėlė. Dugniuką. Tai va, susidėjau jau jauką. Dėsim dabar startui skandinto. Ir dėsim matiliuką. O biškį, niekur, sakau, neskubu. Kokias 6 šeriklėlės į tašką su gyvais. Taip atrodo šeriklėlė.
Pasišersim, tada dėsim pavaduką. Ir bandysim žvejot. Meškerytę padedu natu. Užmečiau, tegu pati nuskęsta ir tegu pati srovė tą visą jauką išplauna. Net neužmetu taip, nekratau nieko, tiesiog palaukiu. Tegu išplaunu, kaip sakau, natūraliai. Tai vat, kol aš pasportuosiu, jūs pailsėkit. Pasidariau startinį, sudėjau pavadėlį, kabliuką dėjau 12 numerio, pavadėlis 14 storio, ilgis truputėlį virš metro. Dedu kelis matiliukus. Toks patiekaliukas. Nu ką, pirmi metimai. Žiūrėsim, kas tam Nemune gyvena. Nu ką, sėdim, laukiam dabar. Reikia, manau, truputį nuo vadų pasipurkš, nes jau keli į ranką įsegė, keli į koją. Tai aš jau manau, kad čia jau jų tai bus. Tai va, kiek mes čia turim dabar? Po 9:40 pradedu žvejot. Nu ką, sėdim, laukiam, tikiuosi bus pirmi kibimai. Nu ką, praėjo gal koks geras pusvalandis. Nieko. Nei kibimo. Keista. Tai va, žodžiu, yra dabar kokia 1 valanda, nu gal pusė 1. Pradėjau kelintą ten 9. Iš vis nei kibimo, nu absoliučiai nieko. Nieks nekimba. Tai galvoju krautis daiktus ir pabandyti nuvažiuoti į kitą vietą. Ten, kur pernai tikrai visai smagiai susigaudė. Tai vat, bet labai tingiu daiktus krautis. Nes vis tiek naktį labai nervina, dar kažką palieki, dar kažką būna visko. Diena tai yra diena. Bet jau čia aš taip ir padarysiu, tai kraunos daiktus į mašiną. Ir bandysiu važiuoti kitos vietos, čia šiaip nėra toli. Kaip tik link Kauno pusės. Tai jeigu ten nebus užimta, tai gal mašinoj nusnausiu dar kokį pusvalanduką. Ir tada jau visą dieną ten bandysiu, nes ten tai kibdavo dieną, tai tikrai. O čia tai iš vis nieks nekimba. Arba aš gaudyt nemoku, nežinau, nu bet dėk ką nori, masaliukas nei paliestas, nei pačiupinėtas. Tai vat, jaučiu negaištų laiko, kraunos daiktus ir bandysim važiuoti į kitą vietą. Susidėjau daiktus.
Bandysiu sės kažką daryti. Tai pabandysiu pasijaukinti. Dar truputį tamsu iš tikrųjų. Taip jau atrodo neskubėdamas šitos daiktus dėjus. Tai mat, sėsiu, bandysiu, kaip ir sakiau. Gal pasijaukinsiu taškelį. Ir bandysiu laukti, kad prašvis, bet jau turėtų gal koks pusvalandukas ir jau būt šviesiau. Ir taip jau kaip buvo, kaip dabar, tai jau biškiai akis mato. Tai mat, einu bandyti kažką daryti ir to viską jums parodysiu. Ką, pasidariau startinį. 7 į tašką. Įsidėjau dabar pavadėlį. Kabliuką. Pasidariau pirmą metimą su matiliukais ir vieną skandintą dzikučiu. Nu ką, dabar bandysim laukti, ką žinau. Gal pagausim kažką. Nu ką, pirmas karšiukas. Nesakyk, kad tu būsi įrijęs. Nedidelis, bet karšis. Labai gerai. Čiaupiuos. Ir sukybo ant matiliuko. Pirmiausia, pirmą pagavom. Vieną. Aiškus, ne tempas didžiausias, bet pradžia yra. Plakiukas nedidelis. Bet kažkas kibioja. Kelių kibimų net nepakirtau. Bet kažkas bando. Viskas ant matiliaus. Bandžiau ant dzikučių. Nieko. Bandžiau uždėti dzikutį. Irgi nieko. Vienas matilius. Kibimas kažkoks, prisilietimas. Įdomiai čia. Tokia va šerklėlė. Dzikelio ir matiliuko. Nu ką, turim karšį turbūt. Sakyčiau, nebloga. Ai, kaip nepasiduoda. Lemba koks piktas. Žiūrėkit. Pasidarysim nuotraukytę greitai. Užkybo ant matiliaus. Bet žiauriai ilgas išlaukimas. Kokių gal net nežinau 7-10 minučių. Nes kai bandžiau dažnai mėtyti, tai nu iš vis nieko. O ilgesnis išlaukimas ir
Pasiteisino. Ką, bandom toliau. Ką turim dar vieną. Šo, dar vieną. 2 minutės ir iškart kitas kibimas. Tai labai tikiuosi, kad atėjo į tašką. Jeigu vienas pasirodė, dabar antras, tai... Yes! Čia tas skardis labai nervuoja. O, atsikabino. Atsikimdavo kažkas tokio. Šeriklėlę irgi įdedam žiupsnelį. Taip į kiekvieną dedu po biškį, bet pradėjau neduoti zikelio nieko, tik matiliuką. Ir pradėjo kypti, arba čia sutapimas ir tiesiog atėjo, nežinau. Ką, bandom toliau. Lupytės virš. Dar vienas. Tokia va kombinacija. Šeriklėlė. Ir atgal į tašką. Nieko nekeičiau, viskas visiškai tas pats. Kabliukai va tokie, dar vienas liko, bet dar turim, atrodo, kitą pakelį, 12 numerio. Pavadėlinis valas. Tokį naudoju, visai geras iš tikrųjų. Tai va, ką sėdim, laukiam toliau. Pastumiau tinklelį, įsmeigiau iš šaką. Nes, blemba, vienas tik tai tas žiedas, tik tai paskendęs, tai dabar įmerkiu biškį vandenį daugiau, nes sakau, šitas skardis tai nemažas yra. Tai va dabar nors žuvytės daugiau vandenyje. Tai va, tokie reikaliukai. Sėdim, laukiam. Oras fainas, geras, nekaršta. Ką turim, vėl gražų karšį. Tikrai gražus. Net nelabai kilt nori. Oi, gražus. Nu jo. Labai jau didelis. Nori pažiūrėti? Nu čia jau nemažas. Iki 10 minučių kažkur išlaukimų. Nu čia tai jo, čia tai karščias. Gal gali nuotrauką padaryti? Oi, dabar su visu karščiu Nemunu.
Ką turim vėl? Šitas jau mažesnis. Net nespėjau dar atslūgt po to. Jo. Nu, mažesnis, bet tiek karščias. Eina sauliuks. Yes! O, rankos nebetreba jau. Nusiraminau. Sakyčiau, žvejyba. Va, liuks. Tikrai pavyko. Net dabar va tai pagalvojau, jaučiu. Kaip gerai, kad aš čia atvažiavau iš tikrųjų. Nes jeigu jaučiu būčiau aš ten pasilikęs, tai gal... Nu, bet čia negali žinot, gal būtų buvę dar geriau, bet... Labai džiaugiuosi, kad nepatingėjau ir pasidaviau tai žvejant. Tai kaip ten... Nu, tokiam kaip... Važiuok, ten gal bus geriau. Tai vat... Tikrai, net nežinau dabar kiek čia tų karšiokų, bet jau gal manau, kad jeigu dar vienas, tai tikrai norma. Tai jaučiu gal net dar vieną pagaunam ir važiuosim namo, nes jau biškį miegas pradėjo imt. Aišku, po tų kelių žuvų, tai čia dingo visi miegai, bet nuo vakar nemiegojęs, tai jau patys suprantat. Ir pabūnam, palaukiam, pasėdim, pagausim, nepagausim, jeigu ką, tai jau lėksim namų čia. Sakau, nueisiu atsigersiu vandens, žiūriu, meškeris lengvai. Nu. Ešerys. Nenaudas. Lampačios. Na ką, viskas. Baigiu žvejybą. Užtenka. Žiūrėjau namo. Turiu dar daug visko, bet nu, žmogus šone žvejoja, gal atiduosiu viską. Ką išmest, tai geriau. Tai va, traukiam žuvį. Pažiūrim, ką pagavom. Net pačiam iš tikrųjų šiaip įdomu. Bet žvejyba tikrai nuskaityta. Emocijų vau pasikroviu, bet miegas tai jau taip kėdėj pirmai sėdėjau, jau taip akis klink. Gana, važiuojam namo. Tai va, traukiam žuvį, pasirodom, parodom, padarom nuotraukyčių ir leiksim namo čia. Tai va, chebra, karšiai kimba, važiuokit į Nemuną, atsargiai, šmerėlės gražios, važiuokit, kimba, žuvytę paleidžiam, nėra ko kankint, pasidarysim keletą nuotraukėlių ir viskas. Čia seksis gal neįsimaudysiu, bet... Tai va, chebra, važiuokit į Nemuną, žuvis kimba. Kol kimba, tikrai važiuokit ir gaudykit. Oras gera, vasara smagu. Tai va, noriu labai padėkoti jum, kad žiūrit, kad palaikot. Užsiprenumeruokit kanalą. Peržiūrų ten būna net ir iki 10 000. Kanalą prenumeruoja 400. Gėda. Tai va, kuo daugiau jūsų, tuo daugiau noro kurti. Tai va, o aš šiandien žvejybą baigiu. Sakyčiau, pavyko 2 liuksai į viršų. Tai vat,
O ką aš važiuoju namo, renkuosi daiktus, pavargau iš tikrųjų, visą naktį nemiegojęs, bet diena viską kompensavo. Tai vat, iki kito karto, kitas kartas nežinau, kažką sugalvosim. Tai vat, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot ir iki kitų kartų. Iki.